seni vartai, tai jie labai nukentėjo per karą. Kai buvo karas, tai ten kulkų suvalgyti jie, tie vartai sieną. Čia irgi tokios masyvios bažnyčios. Va, įėjimas į bažnyčią ir kareivis stovi, tos automatai, tvarką palaiko. Nu, tai aišku, gydė sako, čia jūsų pačių saugumui, čia nieko nebijokit, žodžiu, taip toliau. Nu, čia daug čia tamsios nelabai gaunasi gerai padaryti, bet na, visur tos mozaikos labai įprastos, va, iš tokių akmenų, iš auksinių, va, tokių bauksuotų, va, čia macos, davė macos valgyti, gydė žydė. Karaliaus Dovydo, kaip? Su krauju. Be kraujo. Karaliaus Dovydo skulptūra. Ir ten yra Dovydo kapas. Aišku, kunigas Akelaitis truputį sako, čia negali būti, nes Dovydas 1000 metų prieš Kristų valdė. Tai jau 3000 metų, tai nu, sunku patikėti. Tai tas, čia irgi katinas. Va, čia irgi nufotografavau vieną piligrimų, reiškės, grupę. Atsivertė visi šventą raštą prie kažkokią vietą Jeruzalėje, čia buvo paskutinės vakarienės menė, toj vietoje, bet jau ten viskas taip pakeista, kad ten nieko panašaus nėra, bet taip manoma, kad toj vietoje buvo paskutinės vakarienės menė, ir atsivertė visi šventosius raštus čia ir skaito tas vietas, kur susijęs su ta vieta, reiškia, tos tekstus. Čia skaitos yra Karaliaus Dovydo kapas, net ir Dovydo skrybelė uždėta kapo. Tai va, kažkaip labai įdomu. Mes, nu, ten įsivaizdavom, kad čia labai pagarbiai, bet ten nustebom, kad ten taip kažkaip labai eini, apdengta kažkas, tai va, tokiu raudoną maršką, skrybelė uždėta ir sako, čia Karaliaus Dovydo kapas. Nu, galbūt, nežinau. Ir visur į tas žydų šventas vietas reikia eiti su kepuraitė, reiškis. Visur eiti. O va ten va, tas tradicinis ortodokso žydas. Jie meldžiasi judėdami, jie vaikšto prie sienos su ta knyga ir juda ir šnabžda, reiškės, ir judėdami. O mesiniai žydą teko sutikti? Mesiniai žydai? Nu, neteko. Va, čia yra šitą kepuraitę. Va, čia yra tradicinė žydų tų ortodoksų šeima. Skrybelė, balti baltiniai, maždaug švarkas juodas, tiek kasytės šitie nuleistos. Va, ir eina, saugo tradicijų. Va, čia yra. Kas? Dieta. Jo, tai kažkur neturiu. Galiu užsidėti. Jo, visur reikėjo užsidėti, reiškia, tą kepuraitę. Jo, tai va, jau kai į tos žydų rajonus eini, tai, va, matot, labai įdomus dalykas, reiškia, kada jie atvažiuoja pas mus, jie laikosi savo tradicijų čia maždaug, o kada mes pas juos nuvažiuojam, jie reikalauja griežtai, jeigu tu nori ten eiti, tą turi maždaug laikytis jų papročių, tai bus blogai. Tai va. Tai dabar jau mes ėjom prie tos raudų sienos, tai va, ten irgi daug visokių kareivių, jie ten reikiuotę kažkokią turėjo, va, merginos automatais, tai va taip ten. Čia yra jau raudų siena. Kada 70 metais buvo griaunama Jeruzalė, romėnai griovė Jeruzalę ir griovė tą sieną, tai na, yra išlikęs toks kaip legenda, kad, reiškia, įsivaizduokit, kiek pykčio reikia turėti, kad sugriauti, nes vienas va šitas blokas maždaug sveria apie 1 toną. Ir viską reikia sulyginti su žeme, taip pat ir jie sako, tu palik nors vieną sieną nenugriautą tam karvedžiui. Nu, sako, kam? Tai sako, nu, jeigu žmonės vėliau, kurie gyvens, jie pamatys griuvėsius, nu, tai tik griuvėsius matys. O kai matys vieną sieną, tada įsivaizduos, kokia Roma galinga, kad sugriovė tokį miestą, kurios sienos tokios didelės. Nu, tam patiko ir tas ir paliko jis tą sieną. Tai va, ta siena tikrai, jinai yra statyta, Erodo ten didžiojo, dar iki Kristaus, ir Kristaus laikais jinai buvo ta siena. Tai imperatorius tam karvedžiui sako, labai gerai, kad tu palikai, bet blogai, kad nevykdėjai įstatymo, tai tokiu atveju, reiškia, turi pats nušokti nuo sienos. Nu ir ten pasakoja tą legendą, kad jis buvo numestas nuo tos sienos už įstatymo nevykdymą. To siena taip ir liko po šiai dienai. Ir žydai, reiškia, tie tradicionalistai, ten ateina būtinai su šitom kepurėlėm, jie ten lygodami prie tos sienos, ten raštelius kiša
Va ir čia mes meldžiamės prie tos sienos, kad tų raštelių pritištavo matysis. Reiškės. O ten prieiti prie tos sienos, tai yra taip pat kaip į lėktuvą lygti. Pereini per kontrolę, vienas kažkas peilį turėjo lašiniam pjaustyti, atėmė. Reiškės, ten negalima, reiškės, irgi jokių ginklų, nieko pavojingų dalykų nešti. Tai va čia taip. Tai va žydai, ta prasme yra tokia tų raštelių kažkokių prikaišyto su maldavimais visokiais. Prasme ta, kad žydai ateina ir prisiminę tą visą savo šlovingą senovę, reiškės, jie aprauda visą Jeruzalę, Jeruzalės likimą ir tai čia va, ta siena iš apačios. Na va, čia mes jau. Nu va, čia įėjimą prie sienos irgi saugos tokiais automatais vyrukai. Čia žydai. Va, yra moterų įėjimas, yra vyrų įėjimas, nes ten kas apčiupinėja, apžiūri, ką ten neši, pereini per tą metalo detektorių. Čia va vėl. A ten tų senų dalykų visokius griuvėsių, va, pilna. Na, žinot, istorija tokia labai. Vašinų klebonas čia va vėl. Čia buvom prie Jordano upės. Iš tiesų, Jordano upė dabar ir vagą yra pakeitusi ir ten, kur spėjama, kad Kristus galėjo krikštytis, ten jinai yra labai jau dabar siaura. Tai kitoj vietoje yra įrengta tokia vieta, kur galima ateiti, va, tas Jordanas va taip atrodo, labai irgi gražiai. Ir čia mes atnaujinam krikšto pažadus. Reiškia, kunigas Laurynas skaitė, nusidėjęs stulą, tokias mini pamaldėlės padarėm. Skaitė, kaip didį šeštadienį atnaujina krikšto pažadus. Po to, kas norėjo, galėjo tokius baltinius, marškinius krikšto nusipirkti ir pasinerti į Jordaną. Tai vienas tik kunigėlis surizikavo, nebuvo taip jau labai šilta, kad taip plisti į tą Jordaną. Aišku, buvo kokių gal apie 20 šilumos, bet kitas dalykas, kad tas vanduo man nepasirodė labai švarus. Ten plaukėjo tokie žuvis ir žiurkės tokios plaukėjo, parodysiu. Tai va čia matosi. Ten yra padaryta tokia laiptai pati vandenį, ten aptverta, kad eini, kad nepaslystum, gali laikytis. Tai va taip gražiai, gražiai atrodo. Ir va eina ten tas kunigėlis. Jie yra dvinukai, abu kunigai. Tai va jis ten su Alba pasimerė į Jordaną. Ir matot, sėdi žuvėdros tokios, tai kaip šventas raštas sako, mes sakom, turbūt suklydo tas autorius, kad, sako, Kristui išbridus nusileido šventoji dvasia tarsi balandis, sako, gal žuvėdros ten buvo, nes jau ten daug skraidė. Tai va, taip pajuokavom, bet matot, vėl ten toli žuvėdros. Tai va, jis jau čia laimingas išėjęs. Va, čia tokie tie šamukai. A jie tokie nebijo nieko, va, atplaukia prie pat kranto. Va, jiems ten įdomu, va, tokie šamukai, žuvis. Ir va, tokios žiurkės ten sėdėjo. Tai aš galvoju, prieisiu prie tos žiurkės, pafotografuosiu, bet aš taip atsargiai, kad nepabėgtų. A jos į mane pradėjo įti. Tai tada aš pabėgau. Va, tokios žiurkės. Todėl jos ten paplaukė. Pagalvoju, geras kas. Tai tada aš galvoju, aš taip atsargiai, kad nepabėgtų, aš žiūriu, aš turėjau bėgti nuo jų pavadų. Tai va, čia va, vėl žuvėdra. Čia jau Kafarnaumas. Kafarnaumas yra prie Genezareto ežero, nuostabi vieta, labai daug senovės. Pavyzdžiui, šitie pamatai mena Kristaus laikus, reiškia, atkasti, pajuodę. Ten pastatyta bažnyčia virš Petro namų. Pastatyta labai įdomiai, netrodo kaip skraidanti lėkštė. Mes čia mišias turėjome, toj bažnyčiai. Apačioje yra Petro namų, reiškia, pamatai. Va, ta bažnyčia taip atrodo, kaip skraidanti lėkštė ir jinai yra ant kojų tokių pastatyta.
čia griuvėsiai, va matot, va tokios kolonos ir jinai kaba visas betoninis, toks milžiniškas statinys, o po ją yra reiškias tie pamatai. Ir Morkaus Evangelija sako, kad Kristus iš tos sinagogos Kafarnaumo skubiai nuėjo į Petro namus, nes uošvė karščiavo. Ir ten būtent kaip tik labai nedidelis atstumas, apie kokį 50-60 metrų nuo sinagogos iki tų Petro namų. Va, čia jau autentiški akmenys, jau Kristaus laikų. Va, taip atrodo ta bažnyčia. Jinai kaba ant tokių kojų. Va, ten tie pamatai Petro namų. O čia tos sinagogos griuvėsiai, nors griuvėsiai gali būti iš 5 amžiaus. Bet, reiškia, anot Akelaičio, nes jie ten su archeologais jau rimtai studijavo, tai po šitom grindim turi būti tos grindys, kur ir Kristus, reiškia, vaikščiojo ir buvo. Bet šitie griuvėsiai irgi jau jų griauti negalima, nes jie maždaug iš 5 amžiaus. Bet va tokių daug įdomybių. Čia griuvėsiai, čia Petras. Ir ten Petras, kadangi žvejys buvo prie ežero, tai yra va toks labai, čia ir pravoslavai savo cerkvę pasistatė visai neseniai, nusipirko sklypą ir pasistatė. Tai čia mes pravoslavų graži cerkvė, o matot kokie kaktusai ten. Čia medis toksai, čia jau kažkokie. Toj cerkvėje būtent labai daug freskų, tokios labai įdomios ir prasmingos. Irgi daug visko va. Kupolas gražus, naujai pastatyta ta cerkvė. Čia maždaug Petras žvejoja, Kristus valtį, o čia Petras puola eina Kristų. Čia daug švento rašto minčių į vieną pusę. Va, Kristus po prisikėlimo laužą kūrė, žuvis kepa, čia Petras jį plaukė, čia kitas nuo kranto žvejoja, čia tinklą traukė, čia praktiškai visos sienos išpaišytos tokiais labai bibliniais išraiškingais vaizdiniais. Va, tas irgi kupolas gražus. Va matote, čia toks viskas išpaišyta. Keliais aukštas, šitoks keistas medis labai. Kieme. Švento Petro restoranas yra. Ir ten yra Švento Petro žuvis. Va čia tas restoranas, va čia ant to Genezareto ežero kranto. Va ežeras paskendęs rūke. Va čia ta Švento Petro žuvis. Anot kunigo Akelaičio, jinai turbūt auginta kažkur Skandinavijos tvenkiniuose, bet jau aiškina, kad ten iš ežero ištraukta, iš Švento Petro žuvis. Va, tokia. O ten irgi kažkokie žiurkėnai lakstė prie to ežero, irgi tokie įdomus. Čia Kanos vestuvės. Ir Zakristijoje va tuo ąsočiu pristatyta vynui, čia bažnyčia ir bažnyčios altoriaus papuošimos, matot, irgi vyno ąsočiai, tokie didžiuliai. Ir ten visur ąsočiai seni, kuriuos ten surado, kokie ten vis aiškina, kad čia turbūt Kristus iš šitos pakalbina vyną, tai va matot, kokie ten ąsočiai. Virš galvos ten ąsočiai pastatyti, va čia tokios gatvelės. Po to čia, va ta mūsų gidė žydė, jinai šiaip rusų kalba vedė ekskursijas, bet jinai iš Ukrainos. Emigravo iš Ukrainos, Ukrainoje gyvenantį. Nes Izraelis, kai susikūrė, tai iš viso pasaulio žydus kvietė važiuoti į Izraelį. Tada daug iš Tarybų Sąjungos emigravo, išvažiavo. Tai va čia buvo kaip tik Šventos Agotos diena ir mes duoną turėjom iš Lietuvos atsivežę, tai aš dalinu tą duoną ir čia dalinamas tą duoną. Tai čia yra Karmelio kalne. Buvom Karmelio kalne. Ten slėpėsi pranašas Elijas oloje, tai va yra ta ola tokia ir Elijos skulptūrėlė, reiškia tas Karmelio kalnas. Va čia nuo to kalno. Gražus vaizdai, kai žiūri, tai ten yra kažkokia sekta viena žydų, kurie labai grožį akcentuoja. Jie turi savo šventyklą ten žemai, bet nieko į šventyklą ir sodų savo neleidžia, kad neištryptų, grožį nesugadintų. Tai galima tik iš toli pasigrožėti. Tai va matot, kaip gražiai prižiūrėta. Viskas toli jūra, tai čia tokie gražus vaizdai. Čia reikia grožėtis vietoje, čia ką nuotraukos. Nuo žalumos mato daug. Va.
čia nuo to Karmelio kalno, tas visas šlaitas, jie kažkaip išsipirkė ten, prisisodinę tokį sodą, į kurį nieko neleidžia, tik tai nuo viršaus, nuo žvalgos aikštelės galime jį žiūrėti. Bavajai ar Bahajai vadinasi ten kažkokia religinė grupuotė. Čia jau buvom Kumrane. Kumranas tai po karo atrado apie 1948 metus atrado daug švento rašto rytinių, kuriuose ir Kumranas yra jau prie negyvosios jūros. Kas yra negyvoji jūra, tai yra vanduo labai surus. Jeigu Baltijos jūroje, sako, apie 1,5% surumas, ten kitose jūrose iki 3%, kur yra suriau, o ten yra net 35%. Ten jau, kaip? Vienas žmogus neskęsta, parodysiu, kad kaip man norėjau skandytis. Tai va ten Kumrane, apie Kumraną galime daug pasakoti, kadangi labai įdomi istorija, reiškias, iki 70 metų ten buvo kažkokia gyvenvietė ir toj gyvenvietėje buvo paslėpti, galbūt gyveno žydų tokia sekta, esenarė, kaip ten jos vadina, ir jie paslėpė, kai iš Jeruzalės, matyt, Jeruzalė, kai buvo griaunama 70 metais po Kristaus, tai matyt bėgo kunigai ir ten paslėpė švento rašto rytinius. Jie juos įdėjo į ąsočius, užkonservavo ir į uolas įdėjo. Aišku, per tos amžius smėlis apipylė ir piemuo, ganydamas savo avis, ieškojo pražuvusios avies ir pamatė kažkokią uolą. Ten numetė akmenį ir ten kažkas sudužo. Ten sudužo, reiškia, tas vienas ąsotis. Ir tada jis nusileido ir atrado, kad ten yra ąsotyje visokių papyrusų. Iškrapštė juos ir turistams pradėjo pardavinėti. Paplėšo, po dolerį, visi perka. Kol galiausiai vienas ten buvo kažkoks pamatė, suprato, kad čia rimtas dalykas, pačiupo jį už pakarpos ir jis parodė kur. Ir ten mokslininkai atradė. O, ten buvo daug labai. Ir ten buvo keletą uolų, kur buvo suslėpta ištisa biblioteka. Ten yra atrasti Senojo testamento daug knygų, reiškias, bet paprastai tie papirusai, jie neįsilaiko ilgai. Maždaug įsilaiko apie 120 metų, po to suyra, kaip ir popierius, reiškias, tas papirusas. Tai dabartinis popierius, tai, ką žiūrėkit, ilgai neįsilaiko, ten anais laikais nemokėjo gerai pagaminti. Ir taip pat atkasė toj vietoje didžiulę gyvenvietę. Bet ten, kadangi prie negyvosios jūros, tai visas tas dirvožymis prisigėręs tų druskų, ten jau kaip nieks neauga. Keista, vandenį matai, o nematai augalų. Žuvų irgi ten nėra. Ten yra, čia yra griuvėsiai iš tų Kumrano bendruomenės. Ten akveduktai buvo kažkokie atvedimai vandens nuo kalnų gal kur nors. Jo, čia daug smėlio, daug visko. Griuvėsiai, bet, žinot, pamatai, kaip žmonės iš tų akmenų sulipdydavo prieš keletą tūkstančių metų. Čia irgi kažkokius griuvėsiai. Va čia tos suolos taip atrodo ir va matot, visokių ten tokių nišų yra, matyti žmonės gal kada nuo karų slėpdavosi, prisidarė visokių bunkerių, buvo tokie smėlynai. Kaip kokiam žvyro karjerė. O va, matot, toliau yra jau negyvoji jūra. Jinai yra geografiškai ilga. Prašom, čia yra atsisėsti, teigite, man. Dar 10 minučių. Jinai yra ilga ir per ją eina siena tarp Izraelio ir Jordanijos. Tai va, bet va, matot, augalijos nėra, nes druskų dabar. Čia mes, va. Čia mes dabar įsivežėm į Nazaretą. Nazarete, dar grįžim prie negyvosios jūros, Nazarete yra irgi visų tautų Marijos. Ten, kur apreiškimo Marijai bažnyčia, jinai ir pastatyta irgi neseniai, prieš 40 metų maždaug, popiežius Paulius VI, Vatikanas finansavo tos bazilikos statybą. Va, matot, čia yra Irlandijos Marija, va taip jinai atrodo ta bazilika, jinai jau yra moderni. Na ir aišku, tam kiemelį, va matot, toks aplink šventorius, toks po stogų apėjimas ir Marijos paveikslų daug prikabinta.
Lituanija, Aušros vartų, irgi yra. Va, čia aš prie Aušros vartų. Va, matot, va, dideli tokie paveikslai, šalimais, ten atrodo, Ispanijos, kiekviena tauta turi savo tam tikrą būdingą atvaizdavimą, tai Lietuva jie turi. Ir čia, va, Marijos irgi skulptūra. Po to, va, čia kaip išdėta mozaika, jau čia moderni mozaika išdėta iš akmenukų. Juodi akmenys ir balti akmenys. O čia yra tos modernios bazilikos kolonos. Jos yra jau iš gelžbetonio, betonas, bet kad nebūtų nuobodu, tai tokių skylių prigrįžiota. Matot, tokios kolonos yra žaismingai. Čia aš vėl kažkur, čia vėl prie tos bazilikos, kad krikščionys gyvena Jeruzalės kryžius. Ir va, matot, va, tie akmenukai, juodi balti, aš ant jų stoviu, kaip jie atrodo. Tiesiog taip paprasta pasidaryti kieme, ne? Tik akmenų reikia spalvoti. Čia vėl prie... Va, čia va, spaudžia tos sultys. Va, matot, norit sulčių, tai va, stovi senis toksai, ta granata per pusę, ant to, ten apačioj sultis bėga, paduoda geri. Ten, kiti sako, tai čia galima dar kokio bakteriją pasigauti. Gal ir galima, ten niekas nieko neplauna, bet tai yra rytiečiai. Va, mes jau einam prie kranto ir va, negyvoji jūra. Va, įdomu tai, kad į Ezekielio pranašystė, kad nuo šventyklos dešiniojo šono ištekės vandens srovė gyvoji ir jinai, kur tas vanduo pratekės, ten viskas sužaliuos, ten augalai veisis ir į negyvus vandenis įtekės ir ten pradės gyventi žuvis. Tai reiškia, pamatot, pranašas Ezekielis jau kiek jisai matė to viso, kad iš tiesų iš Jeruzalės, iš to dešiniojo šono, ir čia mes žiūrime tam tikrą ir Kristaus šono perdūrimą ištekėjo kraujo ir vandens. Tai, kad reiškia, per tai ateis gyvybė ten, kur niekad gyvybės nebuvo. Ir būtent va, ta negyvoji jūra, ten nėra jokios gyvybės, nei žuvelė, nei nieko. Vat, visas smėlis, druskingas, o jeigu ten kas nors auga, vat, tai jau pasodinta ir laistoma. Pavyzdžiui, kai pas mus pušis, tai ten palmės, bet jos ne pačios auga, jos yra pasodintos ir yra laistomos. Palmių miškeliai tokie. Va, matot, irgi va, kažkas pasodinta. Na, va, čia prie negyvosios jūros. Ten duoda kažkokio purvo, galima išsitepti. Tas purvas kaip apdžiūsta, tai jis tampa, ta oda kaip kokia dramblė, tokia juoda pasidaro. Nu, ir va, čia tada bando lįstis. Ir va, visi guli ir neskęsta. Nu, va, čia labai, labai pavojinga, kad negautum į akis, į burną, jau ten apie kažkokius tai nardymus, tai nėra net kalbos, nes išgrauš viską. Ir aišku, pležuose yra dušai padaryti tokie, paprastas vamzdis ten su vandeniu, puškiai su gėlu vandeniu, bet reiškia, čia va tokie va atsiguli ir tave iškelia. Po to, kai reikia atsistoti, tai jau irgi reikia labai atsargiai, kad negurkšteltum. Susilies, susilenk, tai va matot, kai kas čia įsitepęs. Na va, čia bandom visokių čia plaukėja. Šiltas? Nu, vanduo šiltas, nors ten buvo žiema skaitosi, bet, na, baudėtis buvo galima. Ai, va, čia to purvų tepas. Taip, čia. Na, va, čia purvini. Bet labai įdomiai, pavyzdžiui, mes ten buvom, neilgai, gal kokias 1,5 valandos, ten pasimaudėm, kas ten taip buvo. Ir saulė tik tai pasisuko už to kalno, šešėlis krito ir iškart pasidarė šalta, iškart žmonės jau. Viskas, reiškia, už tų kalnų. Na, va. Ir atkreipė dėmesį, važiuojant nuo negyvosios jūros, prie kelio pasodintos palmės. Prie kiekvienos atvežtos šlangas, reiškia, gėlo vandens, laistymų. Nes, neauga. Vėl upė, išžilus upė. Čia kalnai. Ai, čia labai graži saulė. Va, čia tokios irgi pasodintos kažkur smėlinė. Ai, čia yra palaiminimų kalnas. Man ten labai patiko. Ten iš tiesų toks dvasingumas, kur kalno pamokslas Kristus palaiminimų sakė nuo kalno. Tai va tokia bažnytėlė pastatyta, irgi ten daug tų visokių mozaikų. Ir nuo jos matosi Genezareto ežeras.
Ir labai įdomiai, va, žmonės atsisėdė ant tų akmenų, atsivertė šventąjį raštą, žiūri tą ežerą, tas visas rūke paskendęs ir skaito tos palaiminimus. Mąsto. Tai daug tokių besimeldžiančių ten žmonių buvo, piligrimų. Ir ten, kiek žinau, palaiminimų kalne ir katekumenai turi savo namus. Aš nežinau, kurie aš ten... Yra daug tokių maldos vietų padaryta. Pavyzdžiui, altorėlis ir atsisės žmonėms, nes atvyksta piligrimų grupė su kunigais, jie mišes turi ten viską, va irgi va, pasodinta ir šlankai pavedžioti laistymas, nes va, čia jau palaiminimų bažnyčių, tai mažytė tokia apvali, labai graži. Va, čia yra va, kažkokie rekolekcijų namai. Nežinau, gal... Ten didelis kompleksas yra neokatekų. Jo, tai va šito nežinau, bet ten galbūt ne. Ir čia irgi nuo palaiminimo kalno. Čia irgi kitos vietos melstis, va, palmės tokios, žuvis. Po to čia yra vieta, kur Kristus Petrui sako, tu esi uola. Ir ten va toj bažnytėliai altorius ir yra didžiulė uola, tai žmonės meldžiasi. Čia irgi vieta prie tos bažnytėlės, kur mišios buvo. Ir čia va prie ežero. Ta bažnyčia yra prie pat ežero. Bet, kai žiūri valtis, ežeras, tinklai, praktiškai Kristaus laikai. Va, čia mes žiūrim prie tą. Nes čia gėlas vanduo, Genezareto ežeras, va ta bažnytėlė kairėpusiai. Čia va mes. Va, jis rūke paskendęs, sunku patikėti. Saulė, šviesu, diena, o ten 100 metrų ir nieko nesimato rūkas. Nes jis, matyt, garuoja tas vanduo. Ta bažnytėlė. Primatus Sancti Petri. Primatas tai, kad tu esi pirmas. Ir va čia meldžiasi prie tos olos. Iš jis sako, Petrai, tu esi ola, tos olos aš pastatysiu savo bažnyčią. Mensa Kristi. Čia mes meldėmės rožančių rožinį, nes tą dieną mišios buvo kitur suplanuotos, tai va mes tai labai įdomu buvo prie to ežeros. Nesinori eiti. O čia buvom dar vienoje vietoje, jinai vadinasi Tabga, bet ten Kristus padaugino duoną ir žuvį. Ir ten šventoriui, va, toks kemelį yra toks tvenkinys, kur plaukia, tos žuvis, kabutėse, kur Kristus padaugino. Spalvotos tokios visokios. Tai aš jau pamokslą sakiau ir jos manęs klausė. Va, žiūrėkit, aš ten sakiau pamokslą, va, jos čia klausė. O jos nedirtinės? Nu, jos dekoratyvinės. Taip. Tai pas mus dabar visokių privirtų. Tvenkinius tokių raudoną, žodžiu, tai va taip įdomi. Tai va čia irgi kažkokie seni, skaitosi, nes anksčiau malūnai būdavo, va tokie akmenys, ir ten matytos grūdus trindavo, maldavo, rankom, ar ten kokiais asilais tampydavo, nežinau, tokiais asilais. Tai va čia tokių senų girnų. O va, jau čia spaudžia. Atkreipė dėmesį, kad va kairiai pusiai tas vavirukas, jam yra žiema, jisai su kepurė, tokia apsimuturiavęs, reiškia, stovi ant gatvės ir spaudė tas granatas, čia tas kunigėlis, kuris lindo į Jordaną. Tai jis nori išbandyti, tai jis čia spaudė tas granatas. O pamatot, viskas tai padėtas, stalas pastatytas ant gatvės. Čia va vėl laistymo žarnos. Taip, dabar prasidės, dar čia ant Taboro kalno mes. Taboro kalnas yra status, va, irgi ta scena Kristaus atsimainimo, mūsų katedra Kristaus atsimainimo. Jo, kiek čia tų valandų, kad aš jūs neužlaikyčiau. Tai 15. Nu, dar 5 minutės, 10, gerai? Čia galima daug pasakoti, čia, vaizdai. Bet taip atrodo ta Kristaus atsimainimo bažnyčia. Va, viršui freska Kristaus atsimainimo. Čia vėl tos žmogus. Čia truputį susimaišė vaizdai. Va. Tiesiog įdomu buvo tai, kad realiai kiek daug energijos atima laistymas. Laistymas. Visur gėlas vanduo, visur šlangai. Nu jau čia matyti truputį gražiau. Čia jau dabar prasidės gražus vaizdai, miestai, čia tiesiog vaizdai, kaip atrodo ta žemė. Mes pravažiavome, matėm tokią aparatą, reiškia, tokia kaip sijojimo mašina
važiuoja didžiulis traktorius, jisai kasa tą žemę ir sijoja akmenis. Didesnius į vieną pusę, mažesnius į kitą, tarsi žvyrą gamina, o tai, kas jau lieka, tas visas smėliukas beria po savimi. Ir ten, kur pravažiuoja, jau ten skaitosi galima sodinti kažką. Nes pamatot, kur yra tie alyvmedžiai pasodinti, jau ten yra išrinkti akmenukai nei vieno. Reiškia, ta žemė išsijota. Reiškia, negali beleką sodinti. Čia irgi pasarabus palestiniečių teritorijoje, tai va šiukšlių pilna. Čia kažkas, taip atrodo, man. Tas kalnuota vietovė, žolynų nėra, bet kur nekur kokie žoleliai išlindus. Bet labai įdomiai, pavyzdžiui, čia yra kažkas pasėta, pasodinta. Ir kad akmenų toli nereiktų nešti, tiesiog eina vaga akmenų, reiškia visi akmenys į vieną krūvą ir taip eina, va, pavyzdžiui, kažkas pasėta ir yra akmenų krūvos. Čia šiukšlės. Va, tokie kalnynai, važiavom. Labai status tokie posūkiai, tai reklama dykumoj. Pamatot, va, taip važiuoja mašinos. Tokie status keliai per dykumas, per tos kalnynus. Labai įdomiai čia važiuojant padaryta nuotrauka, kaip yra kultūriniai sluoksniai. Pavyzdžiui, buvo geri metai, tai reiškia daug lietaus, sužaliavo žolė, viskas tvarkoja. Atėjo prasti metai, žolė nudžiuvo, iš dykumos užpūtė smėlio ant to žolės ir va matot, kaip yra sluoksniai. Juodas sluoksnis tortas. Ir kiek čia metų galima paskaičiuoti, 100 ar 1000 net, galima atpažinti, kokie buvo metai. Tai yra toks tortas kelias. Na va, čia labai ryškiai matosi tai, ką sakiau. Akmenys sudėti taip, o čia kažkas tai pasėta, kurį manoma. Tai pavyzdžiui, prieš keletą, čia buvo Evangelija kažkurį sekmadienį, kad pasodina medį ir ateina kasmet žiūrėti vaisių. Vaisių nėra. Po 3 metų, sako, jeigu dar nebus, iškirsiu, kam žemė alina. Nesuprantamas dalykas. Nors pasodini kažkaip auga ir nesirūpini ir pamiršti. Ar duoda, ar neduoda vaisių, nesvarbu. Ten yra labai svarbu. Nes žmogus paruošia dirvą, tiesiog iškapoja tą uolą, ten žemių prisijoja, kad vieną dieną ateina laisti ir nori turėti vaisių. Jeigu po 3 metų laistymo nėra vaisių, jis įmeta lauk ir sodina kitą, kuris duos vaisių. Nes kitaip neįmanoma tokioje vietoje. Pamato, čia ryškiai akmenį sudėti vieną, kiekvienais metais pereina akmenys į krūvą, o ten kažką tai gali pasėti, kokios žolytės, kokią velę paganysi. Va, taip. Čia medžiai. Va, kažkas apačioj kairėj pusėje sodą padarė, akmenys išrinko, kitur niekam neįdomu. Akmenys, va. Žmogus apsitvėrė teritoriją, akmenys pas kaimyną permetė, jis turi gražų sodelį. Laisto, prižiūri, pasižaliuoja, kitur nieko. Nu, va. Čia irgi va, matau tas pats akmenys į krūvą, o ten padarė kažkokias lysvelės. Nu, va, kaip žmonės gyvena. Įdomiai, ne? O mes sakom, pas mus blogai. Va. Nu, tai čia jau palestiniečių teritorija, jau jie ten meta šiukšlės gyvena, taip pat meta. Va. Ir prekyba ant gatvės. Pavyzdžiui, mes Betlėjuje išėjom pasivaikščioti vakare, tai tie šaligatviai tokie, ten nei kiemų nėra, nei nieko. Tokie šaligatviai neplatus, tų vaikų laksto, jie gausios šeimos, jie ten tokie neprižiūrėti. O čia viskas ant gatvės. Vat kiekvienas turi kažkokią parduotuvėlę, kaip šeimos verslas ir kažką parduoda. Va. Visokių vaisių. Va čia benzino kolonėliai. Va. Sėdi žmogelis po lietsargiu nuo saulės ir va, tepalas kažkoks ant teka, nus prisidėjęs vaisių, va, pardavinėjai. Kas sustos kažko nusipirks. Tai va, nu toks tikrai skurdas matosi, kad jie ten pažydus jau yra tvarka. Bet čia yra tos palestiniečių autonomijos. Va, miestas ar ten šiukšlynas prie miesto. Nu, niekam nerūpi. Namai tokie. Na va, čia važiuojam, vaizdai. Čia vėl kažkokia prekyba, vėl palmių giraitės.
Čia kažkas išsijojo, išrinko visus akmenis, padarė žvyro karjerą ir ten kažkas sodins. Nes Juodžemė tokio kaip ir nėra, kur nekur. Čia irgi matosi, čia sunku žiūrėti, bet šlankų išvedžioti. Čia bus kažkas sodins, kažkas sodins. Laistymo sistema, ten matyti su trašom laisto, visur, kur žaliuoja, yra laistoma. Čia irgi pasodina kažkokius medžius ir sakė, kad vėsių nenulaužtų, tai įdeda į tas tokios dudelės. Čia buvo upė kažkada, dabar jos nėra. Na, tokie visokie. Čia Jeruzalė, tokių daugiaaukščių susikabėjau, čia žydai, jau jie turtingi, jau jie sau gali leisti. Kai kurios žydų rajonai Jeruzalės rajonai yra pavadinti milijonierių vardais. Nes, pavyzdžiui, kažkoks pas Rockefelleris, aš nežinau, ar ten kitas pastato Amerikos milijardierius, žydas pastato vieną mikrorajoną. Duoda butų žydams, iš viso pasaulio važiuoja, gauna butus ir gyvena. Tam, kad apgyvendinta žemė, kad arabai neužėmės. Arba važiuokit, koks status kalnas, kas ant jo ryšys išrankioti akmenys ir pasodinti medžius. Kur čia pas mus rasime? Pas mus pilna to žemės niekas nedirba, ten visai kitaip. Stovi su automobiliais, autobusų stoteliai, žiūri tvarkos. Na čia irgi vienas apsitvėrė savo akmenis pas kaimyną sumetė. Kągi, viskas jau. Ar jau nusimetė patys. Tai labai ačiū uždėmesį, iš tiesų verta nuvažiuoti, jeigu kada nors susišmės galimybę, tai pasinaudokite reiškiasi. Tikrai verta ir niekas. Iš tiesų tada maždaug suvokė kai kurios Kristaus ir palyginimus, ir žodžius, ir kitus dalykus, pranašystės, kaip ten kas tekės vandens upeliai, kaip gyvybė, mirties jūra taps gyva, nes viską pamatai, tos dalykus, kuriuos matė ir tie ir pranašai, ir Kristus, kurie jau ten gyveno, buvo ir visą kitą. Tai ką, labai jums ačiū. Ačiū. Sekmadienio ir visą kitą geriausią.